Vyrai, va čia tai geras komentaras ir labai rimta nuotrauka. Martynas rašo, kad lupa seną geltoną putą, kuri normaliai neišsiplėtė. Nuėmė plėvelę, o ten stogas kaip kiaurasampis. Kaip aš tai pakomentuosiu? Bandom, einam prie reikalo. Žiūrime į pačią nuotrauką. Tai, ką matot, yra grina chaltūra ir blogas medžiagos pavyzdys. Kodėl taip nutiko? Blogas komponentų pasirinkimas. Mišiniai. Seniau arba pigus meistrai sumaišo pigiausias medžiagas, neteisingai sureguliuoja aparatą, puta tiesiog nesureaguoja ir nesiplečia kaip turėtų. Ji tiesiog subliūkšta, sutrukinėja ir lieka tušti tarpai. Galėjo būti purškimas ant šlapio arba dulkėto paviršiaus. Jei puta neprilipo prie medžio ar plokštės, ji atšoka, o gavusi drėgmės ir ultravioletinių spindulių saulės pagelsta, pradeda trupėti ir virsti košė. Visų trečia, storis ir rankos. Čia supurkšta belekiek. Poliuretanas yra jėga tik tada, kai dirba profesionaliai su gera chemija. Gera puta turi būti vientisa, be jokių skylių ar plyšių. Tai va, Martynai, užjaučiu, kad gavai tokį stogą, bet čia kaltos ne pačios putos, o tie, kas jas purškė su pigiausia chemija iš garažo. Va, dėl tokių meistrų putų po to žmonės ir bijo šiltintis savo namus. Mes tokių nesąmonių nedarom. Naudojam tik sertifikuotas medžiagas, kurios nei trupa, nei traukiasi. Kitiem žmonėm, komentatoriam, turite panašių pavyzdžių? Komentuokit, siųskit, tikrai labai įdomu. O jeigu įdomina mūsų darbai, aktualu yra stogo, namo, sienų, grindų, pamatų šiltinimas, kreipkitės, Termovizija, dirbame visoje Lietuvoje.